Sveiki, mano vardas Kornelija. Sveiki, mano vardas Domantė. Susirinkom paminėti mūsų baigimą architektūros studijų ir yra eksponuojami mūsų magistro darbai. Eksponuojame mėnesį laiko, tai būtent nuo šiandien, nuo birželio 16 iki Liepos 16 dienos. Tai mano tema buvo susijusi su renovacija ir rekonstrukcija kultūros paveldo pastatų Kauno senamiestyje. Tai būtent iššūkis buvo, kaip išsaugoti tas vertingasias savybes, būtent nepažeidžiant jų ir atlikti tą renovaciją ir rekonstrukciją. Tai aš būtent pasirinkau tokį būdą, kad reikia išsaugoti tuos visus griuvėsius ir iškelti naujus tūrius iš jų, kad išsaugoti tą istorijos identitetą, koks yra sklype, ir tą istorijos vientisumą ir tą jausmą visą, kuri šiuo metu yra sklype. Tai mano tema buvo susijusi su teritorijų užstatymo iššūkiais, tai projektas taip pat Kauno senamiestyje. Ir didžiausi iššūkiai tai ir buvo, kad Kauno senamiestyje labai daug yra matomų neišnaudoto potencialo sklypų, kurie yra neužstatyti. Ir pagrindiniai iššūkiai yra, kad jie yra apleisti nebereikalo, tai yra labai sudėtingos situacijos sklypai, kurie reikalauja labai išskirtinių sprendimų. Tai pagrindiniai iššūkiai būtų buvę tokie. Tai man būtent lėmė pasirinkimą tas, kad aš atsimenu skaičiau žurnalą Kuo būti. Ir buvo toks labai svarbus punktas, pagalvok, ar tavo profesija galėsi, tarkim, kažką pakeisti ateityje, pasaulyje. Ir tada pagalvojau, rinkausi tarp architektūros ar net aviacijos inžinerijos ir tada pagalvojau, kad su architektūra turbūt labiau pakeičiau pasaulį negu su ta aviacija. Tai būtent dėl to ir pasirinkau. Man tai asmeniškai visada galbūt buvo toksai iš vidaus pajautimas, kad mane traukia, man tikrai įdomu. Ir tikrai galbūt galėčiau kažką tai ir padaryti, iš savęs įdėti tokį indėlį būtent į miestą, į planavimą ir architektūrą. Kūrybiškumas, sunkumas, teisė, bet ir tas linksmumas ir, nežinau, naujų potyrių, toks patyrimas labiau ir savęs iššūkiai tokie, kaip peržengti juos. Tai pritariu, iš tikrųjų yra dvi pusės, yra ta linksmoji, kūrybiška, smagi, taip pat yra asocijuojasi kažkokia kelionės, bet taip pat yra ir kita pusė labai daug teisės ir įvairių tokių teisinių dalykų. Tai buvom trise išvykę į Portugaliją Erasmusą, tai mes ir mūsų kita kursiokė Gustė. Tai patys geriausi pusę metų praleisti tenais, tai jeigu tik yra proga, rekomenduojam į Erasmusą. Tikrai net negalvokit ir keliaukit, ir kursiokai taip pat norėjo kartu, paskui persigalvojo, dabar gailisi, tai tik tai važiuoti reikia. Palinkėčiau netidėlioti darbų, daryti viską laiku, bet ir taip pat pasimėgauti tom studijom, yra labai daug galimybių ir pakeliauti, ir įvairūs projektai. Tai kažkokį ieškoti balansą tarp tų smagumų studijuojant ir darbų, kuriuos reikia padaryti. Kaip sakant, ne tik studijuoti, bet ir pastudentauti.